Šioje pamokoje panagrinėsime tai, kaip 3D Max programoje galime kurti reljefiškumą, ne jį realiai modeliuojant, bent simuliuojant per medžiagiškumą. Taip pat atėjo laikas jau išsaugoti mūsų projekto kopiją. Apie projekto kopiją saugojimą yra sukurtos 3 pamokėlės, kurias siūlyčiau peržiūrėti. Aš dabar spausiu pliusiuką ties plus save ir tokiu būdu išsaugosiu šio projekto kopiją. Kaip tokį mygtuką pasidaryti, sužinosite papildomose pamokose. Taip pat galite naudoti ir nebūtinai šį metodą. Jeigu jums patiks archyvavimo metodika, galite pasirinkti archyvavimą. Jeigu jums patinka incremental save, saugokite projektą su incremental save. Dabar kitokiu principu kursime plyteles vonioje. Nueiname iki vonios. Pažymime plyteles, padarytumėme grindų kopiją, dabar tiesiog spauskime Ctrl+V esant grindims pažymėtoms ir pasirinkime kopiją. Kaip jau turbūt pastebėjote, kopijuoti mums užtenka pažymėti objektą ir iš karto spausti Ctrl+V, kas visose programuose reiškia paste, įklijuoti. Kitose programuose pažymėjus objektą, jį dar reikia iš pradžių nukopijuoti spaudžiant Ctrl+C. Jeigu Ctrl+V spausite Max programoje, atsitiks keistas dalykas. Jūs įkelsite kamerą. Tai kad to nenutiktų, nepamirškite, jog čia Ctrl+C visai nereikia, užtenka iš karto spausti Ctrl+V. Mūsų pažymėtai linijai dabar pritaikykime modifikatorių Extrude. Einame į Modify kortelę, Modify List, išskleidžiame ir susirandame Extrude. Tam, kad galėtume taikyti Extrude modifikatorių, mūsų kreivė turi būti uždara. Paliekame Amount ties 0. Jau turbūt pastebėjote, kad Extrude modifikatorius ganėtinai dažnai taikomas. Dėl verta kelią iki jo sutrumpinti. Nueikime į Modify ir po Modify List yra piktogramos. Nuspauskime mygtuką Config Modify Assets ir pasirinkime iš sąrašo Config Modify Assets. Ir atsidaro lentelė. Kairėje pusėje matome Modifiers, dešinėje pusėje Assets ir keletą mygtukų. Pasirinkime iš sąrašo Parametric Modifiers, nustatykime Total Buttons 2 ir dabar reikia pakeisti mygtukų pavadinimus. Susiraskime sąraše Extrude, modifikatorių Extrude ir tiesiog tenkime ant mygtuko. Štai užrašas pasikeitė ir dabar susirandame kitą dažnai naudojamą modifikatorių, tai yra UWV Mapping ir jis yra prie Max Surface ir spaudžiame OK, tačiau mygtukų mums nerodo. Tam, kad rodytų mygtukus, vėl spaudžiame Config Modify Assets ir padėkime varnelę ties Show Buttons. Ir jau turime mūsų mygtukus. Mes čia plytelių realiai net nebraižysime, o joms suteiksime medžiagiškumą. Spaudžiame M raidelę. Ir čia taip pat galime atkreipti dėmesį į virtuvės plytelių medžiagiškumą. Kaip matote, buvo sukurta tam tikra schema ir mums nereikėjo specialiai galvoti, kaip ją išdėstyti. Tiesiog panaudojant tų UVW modifikatorių, Maxas automatiškai sutvarkė mums ir medžiagiškumą. Pasididinkime langą. Taigi dabar į langą įsitempiame Bray MTL ir iš karto pervadiname medžiagą grindys vonios. Dabar parsisiųskite pagal žemiau esančią nuorodą paveikslėlį ir įsikelkite jį kaip Diffuse Map. Šį kartą darysime tai kiek kitaip. Parsisiųstą paveikslėlį įdėkite į savo Project folder, Scene Assets, Images segtuvą, štai šią medžiagą. Ir dabar įsikelkime prie Diffuse Map tekstūrą. Šį kartą darysime tai kiek kitaip. Paspauskime pelytę, tempkime pelytę nuo Diffuse Map. Ir atsidariusime sąraše mano paletę pasirinkime Bitmap. Ir dabar pažymėkite parsisiųstą Finish Tiles Ceramic, spaudžiame OK ir štai yra mūsų plytelės. Įgalinkime Show Standard Map and Viewport ir dabar mūsų medžiagą nutempkime į grindis ir štai turime medžiagiškumą. Priartinkime, vizualizuokime. Ir štai matome plyteles. Nesvarbu, kad jos kol kas yra per didelės, tačiau jeigu mes priartinsime, matome tiesiog plokščią paveikslėlį ir visiškai nėra jokių iškilumo ar įdubimų. Uždarykime renderį ir grįžkime į medžiagiškumo Slate Material editą.
Taigi rezultatas yra plokščias. Kad plytelės atrodytų realiai, jos turi turėti tarpuose gilesnius griovelius. Tam Bray Material yra skirtas bump map. Bump iš anglų kalbos išvertus reiškia iškilumus. Bump schemos logika tokia. Tai, kas turi įdubti, turi būti vaizduojama tamsia spalva, juoda spalva, o tai, kas turi iškilti, turi būti vaizduojama šviesia spalva, balta spalva. Bump map panaudojamom ekrano peržiūros režime nematysime, tam reikės paleisti renderį ir vizualizuoti. Bump efektyvumas yra ribotas, todėl kartais įtikinamam rezultatui sukurti reikia iš tiesų sumodeliuoti paviršiaus nelygumus. Tačiau šiuo atveju bump mums pasiekiamą rezultatą pakaks. Dabar į bump map įdėkime tile map. Susiraskime tile map prie maps ir įtempkime į lauką. Priskirkime bump map, 2 kartus paspauskime ant jos. Išskleidžiame Advanced Controls. Ir čia turime Tile Setup plytelėms reguliuoti ir Grout Setup, tai yra tarpai tarp plytelių, jiems reguliuoti. Pasirenkam Grout juodą spalvą. Ok. O Tile Setup suteikiame baltą spalvą. Ir Horizontal Count parašome 28. Vertical Count irgi 28. Grįžtame į modelį, padidinkime ir vizualizuokime grindis. Ir štai matome, jau pradeda ryškėti tam tikri iškilumai ir nuožulnumai. Tačiau rezultatas yra kiek grubokas. Grįžtame į Materials. Dabar sumažinkime tarpus tarp plytelių. Čia mes pasirinkom 0,5, tai yra tikrai labai daug, pusę centimetro. Padarykime 2 mm, tai yra 0,2. Ir dabar grįžkime į ekraną ir spauskime Render. Ir štai jau matome sukurti iškilumai ir plytelės atrodo reljefiškai, nors mes jokio reljefo realiai modelyje ir nekūrėme. Ir pabaigai reiktų pritaikyti UVW mapping modifikatorių, kad mūsų plytelės atitiktų reikiamą dydį. Prieš tai pažymime grindis, spaudžiame UV map mygtuką, pasirenkame box ir įvedame 280 mm length, 280 mm width ir dabar dar plytelė nesutampa su mūsų plytelių išdėstymo raštu. Nors tai praktiškai nesimatys, bet tikslumo dėlei mes galime skleisti sąrašą ties UV mapping, pažymėti gizmo ir tempti gizmo taip, kad sutaptų su mūsų raštu. Dabar galime vėl spausti render, prisiartinkime. Na štai yra sukurtos plytelės. Išsaugome projektą.